Sveiki, mano brangieji, čia yra Taro kortų prognozė mergelės ženklo atstovams spalio mėnesiui. Iškart jūsų paprašau, pakomentuokite, kaip jums prasigrojo rugsėjais, kiek procentų išsipildė iš tų prognozių, kurias aš jums daviau rugsėjui. Ta prasme, parašykite tiesiog man procentaliai 10 procentų, 20, 50, 100 procentų ir aš turėsiu kažkokį jūsų grįžtamąjį ryšį ir matysiu, kiek tos prognozės pasiteisina. O dabar aš pradedu nuo savo mėgstamiausios Taro kortų kaladės. Va, noriu jums ją ir pareklamuoti, nes aš turiu šitą kaladę pardavime. Nuostabaus grožio, tiesiog meno kūrinys. Pasižiūrėkit, kokios kortos. Va, šitoj tokioj dėžutėj patvarioj jos guli. Va, čia kortos yra plastikinės, jos yra visiškai auksinės spalvos, pilnas auksas iš abiejų pusių. Kortų pavadinimai yra rusų kalba, atidarote dėžutę ir yra dėžutėj. Iškart dėžutę užsidaro magnetuko pagalba, yra knygutė su reikšmėm. Tai tinka ir pradedantiesiems, kas nežino Taro kortų, nežino jų reikšmių, tai atidarote pavadinimą kortos ir viskas aprašymas kortos yra. Pasižiūrėkite, koks grožis, jos yra nesiglamdančios, jos yra nesitepančios niekuo, jos yra amžinos. Tiesiog šedevras, kiekvienas piešinukas, kiekviena korta važyba auksu. Tai 45 eurai, kas norėtų, kreipkitės čia arba mano elektroniniai parduotuviai ask.tarot.lt, čia aš visada nuorodą jums palieku, galite įsigyti ir kortas ir norimą dėlionę, jūsų asmeninį būrimą, asmeninę prognozę, nes čia yra prognozė tik bendro pobūdžio, o kas norėtų iš savo nuotraukos ir savo gimimo datos, prognozės būtent jums, kas jūsų laukia metams į priekį, prašome, kreipkitės ir parduotuviai galite įsigyti bendras metų paveikslas dėlionę metams į priekį. Taip, pradedam mergelės, kas jūsų laukia spalio mėnesį. Taip, pirma korta imperatorienė, antra korta 6 taurės ir trečia korta 5 taurės. Žiūrėkit, imperatorienė, mano brangios mergelės, tai yra pagrindinė reikšmė, o negaliu atsižiūrėti kokio grožio kortą, o jie tau pasižiūrėkit, kaip viskas žyba, kaip gražu. Imperatorienė tai yra neštumas ir pastojimas. Tai yra vaisingumas, produktyvumas. Tai jeigu kažkam tai ateis žinia apie neštumą ir pastojimą, tai tiesiog imperatorienės žinutė jums, kad pastojote, kad sužinojote apie neštumą. Toliau vaisingumas ir produktyvumas, tai tuomet, kai jūsų kažkokie tai veiksmų, praeities veiksmų rezultatai jau tiesiog subrendo ir jūs jau galite juos turėti. Čia yra visi rezultatai visų prieš tai įdėtų pastangų ir čia yra labai geras rezultatyvumas, labai geras, tai tuomet, kai žmogus pasiekia kažko tai aukščiau, pavyzdžiui, karjeros laiptais pakyla, pasiekia, įgyvendina savo kažkokį tikslą, tai pagal imperatorienę. Toliau, tai gali būti imperatorienė, kad jūs sutiksite žmogų iš praeities, biški pataisysiu kamerą, žmogų iš praeities galite sutikti, nes yra sekanti korta 6 taurės, o 6 taurės tai yra visokiausių žmonių, kurie ateina į mūsų gyvenimą iš praeities. Pavyzdžiui, praeityje su ta moterim imperatorienė, draugavote, turėjote ryšio, galbūt jau tas ryšys buvo prarastas ir daug metų jau nebebendravote, bet dabar vėl tas žmogus gali pasibelsti, taip sakant, jums į duris tiesioginę arba perkeltinę to žodžio prasme, galbūt pasibels į jūsų socialinius tinklus, galbūt parašys žinutę, galbūt paskambins. O šiaip turėsite kažkokį malonų siurprizą, tikriausiai jums vis dėlto bus malonus tas susitikimas, skambutis ar tas bendravimas su ta imperatorienė, su ta moterim iš jūsų praeities, su kuria kadaise draugavote. Taip, ir korta 5 taurės. 5 taurės tai tam tikri nusivylimai ir nepateisinti lūkesčiai. Tai vėlgi, mano brangios mergelės, tikriausiai kažkokių tai turėsite dalykų, reikalų, kurie jūs norėtumėte, kad išsispręstų vienokiu būdu, o jie išsispręs kitokiu būdu ir dėl to galbūt turėsite kažkokį nepasitenkinimą. Tai yra kaip nepasitenkinimo korta.
Taip, toliau aš imu Fortūnos ratas, atsiprašau, išprotėjusio mėnulio taro kaladę. Ir žiūrim toliau, ką parodys išprotėjusio mėnulio taro kaladė jums mano brangios mergelės. Žiūrim, traukiu kortas. Pirma korta, tai 8 pentakliai. Antra korta, tai mirtis. Ir trečia korta, tai pentaklių karalius. Taip, žiūrėkit, mano brangios mergelės, 8 pentakliai, tai korta šiaip tai darboholizmo. Tai korta, kuomet žmogus labai daug dirba, labai gerai uždirba, žinoma, bet jisai darboholikas. Jisai kiekvieną savo minutę išnaudoja ir kiekvieną savo laisvą laiką skiria tik darbams. Visą laiką, negali nusėdėti vietoje. Visą laiką dirba ir, kiekvieną kartą, jeigu tai ne darbas darbe, tai čia darbas namuose. Kažką tai daro, kažką tai, aš nežinau, ten gamina, šluoja, taip švarina ir taip toliau. Čia žmogus nenusėdintis vietoje, mėgstantis labai didelį darboholizmą. Taip, toliau, tai yra korta mirtis, o mirtis tai yra, tam tikra transformacija arba pabaiga. Tai mėnuo, gali kažkokia tai ilgai užsitęsusi situacija, kuri jūs vargino, jinai gali jau pasibaigti mėnesio vidurį. Tiesiog ateis pabaiga, jau, viskas bus jau, tiesiog savaime toksai atmirimas vadinasi, pagal kortą mirtis, po biškis slopino, atmirinėjo santykiai, pavyzdžiui, viskas, mirtis, nebeįmanoma jau reanimuoti. Tai, po truputį ėjo prie to, bet, jūs jau žinojote, jūs jau matėte, tai nestaigi mirtis, čia ne mirtis, čia merdėjimas, toks ilgalaikis, ilgas merdėjimas, kuomet jūs supratote, kad merdi jūsų santuoka, jūsų santykiai, kažkoks žmogus ir taip toliau. Taip, pentaklių karalius tai gali būti žemės stichijos atstovas, tai gali būti jautis, mergelė arba ožiaragis pagal zodiako ženklą. Ir su tuo žmogum gali pas jūs kažkoks tai prasidėti naujas gyvenimo etapas arba jis įtakos tą jūsų pabaigą kažko tai jūsų gyvenime arba tą transformaciją jūsų pačių kaip asmenybės. Galbūt čia tas žmogus jūs palaikys, galbūt paskatins, galbūt motyvuos, galbūt įkvėps, galbūt dėl jo norėsite padaryti tą transformaciją arba pabaigti tą tikrą situaciją, kuri jau kuri jau daug metų atmirinėjo ir pagaliau jūs supratote, kad viskas jau nebegalima toliau laikyti ir reanimuoti. Tai gali būti taip. Taip, ir aš imu kvailio kaladę, irgi turiu ją pardavime, jinai anglų kalba, visos reikšmės dar patogesnė negu rusų kalba, nes visos reikšmės kortų surašytos čia apversta korta, tiesioginė korta, net nereikia imti knygutės, viskas bus užrašyta ant kortų. Yra labai irgi patogu, irgi auksinės plastikinės kortos, visiškai nesiglamžančios ir visiškai nesitepliojančios. Taip, traukiu kortas, mergelę. Taip, jau nebespėjau daug ištraukti. Saikingumas, žiūrėkit, saikingumas tai harmonija, tai balansas, tai pusiausvyra. Tai pasieksite tos harmonijos, balanso ir pusiausvyros suliktom, kad jūs pabaigsite pagaliau tą situaciją, kuri jau laukia tos pabaigos labai ilgai. Čia kaip angelo sargo parama, atrama, čia kaip aukščiausių jėgų žinutė, kad jūs ne vieni, kad jeigu ir bus sunki situacija ir ta pabaiga, jinai bus žinoma nelengva, tai jūs turėsite visą laiką to angelo sargo sparną, kuris jūs palaikys ir reikia žinoti, tikėti, žinutė yra tokia, kad viskas bus gerai, jūs ne vieni ir viskas tiesiog sunkus momentas, kurį reikės tiesiog pergyventi, išgyventi ir judėti toliau, o jums tame padės tikėjimas, aukščiausiosios jėgos, jūsų angelai, sargai. Tai tiek būtų mano brangios mergelės, linkiu jums sėkmingo mėnesio, myliu, apkabinu, iki.